Savo knygoje Ištvertas sielvartas C.S. Lewisas rašo: Mano įsivaizdavimas apie Dievą nėra pats Dievas. Kartkartėmis tas įsivaizdavimas turi būti sudaužytas. Ir būtent Dievas pats jį sudaužo. Jis yra didysis ikonoklastas. Argi negalėtume sakyti, kad tas sudaužimas ir yra vienas iš jo artumo ženklų? Šis C.S. Lewiso mintis labai tiksliai paliečia vieną iš giliausių dvasinio gyvenimo paradoksų. Mūsų suvokimas apie Dievą nėra pats Dievas. Tai labai dažnai tik mūsų projekcija, mūsų ribotas bandymas suprasti neribotąją tikrovę. Būtent todėl kartais tas suvokimas turi būti sudaužomas. Sukurtos Dievo versijos tampa mums patogios. Jos dažnai kyla iš mūsų baimių, lūkesčių ir kultūrinio konteksto. Jos atitinka mūsų vidines struktūras bei išmoktas tiesas. Todėl įsitikiname, kad taip ir yra. Tačiau kai auga mūsų sąmoningumas, senoji idėja tampa per siaura, per egocentriška. Tada įvyksta lūžis. Lewis sako, kad būtent Dievas sudaužo mūsų idėjas apie jį, transformuoja jas. Tokie periodai reiškia prisirišimų prie senų idėjų praradimą ir naujo suvokimo gimimą. Krikščionys mistikai tai vadina tamsiąją sielos naktimi, o psichologai senojo savęs ir tikėjimo modelio griūtimi. Dievas nesikeičia, bet mes tampame pajėgus matyti daugiau. Dvasinės krizės, abejonės ir tikėjimo lūžiai nėra požymis, kad Dievas atitolo. Dažnai tai jo artumo įrodymas. Tikrasis Dievas neleidžia sustingti, neleidžia apsiriboti, neleidžia garbinti stabų, būtent mūsų pačių kilniausių idėjų apie jį. Dvasinis gyvenimas nėra bandymas užfiksuoti vieną teisingą Dievo paveikslą. Tai kelionė, kurioje Dievas vis iš naujo atsiveria, o mūsų supratimas vis iš naujo tampa per mažas. Todėl Dievas sudaužo ne mus. Jis sudaužo mūsų idėją apie jį, kad galėtume būti laisvesni, gilesni ir tikresni. Dievo kvietimas yra nebijoti klausti, nebijoti permąstyti, nebijoti prarasti ir atrasti iš naujo. Šviesos prigimtis nekinta, bet nuo mūsų pačių priklauso, kiek jos įsileisime. Ar praversime savo langą dar plačiau.